Menininkė Erika iš šalies žiūrint galima pavadinti tiesiog lėlyčių siuvėja. Bet neapsigaukite, pati mintis yra kur kas gilesnė nei paprasta eilinė skudurinė lėlė pasiūta iš tekstilės atraižų. Jo, tai laba diena. Aš esu Babulytė. O čia mano kūrėja Erika. Pasisveikink. Labą dieną. Mes esam Panevėžy, Smėlynės bibliotekoje, kur vyksta mano kūrėjos lėlyčių, pirštininių lėlyčių paroda. Apie jas šiandien ir pasikalbėsime. Taip. Taigi ir pakalbėkime apie pirštinines lėles. Laisvalaikiu kuriu pirštininės lėles. Ir jas daugiausiai kuriu iš atraižų, kur kiti žmonės išmeta, o aš kaupiu, dedu ir tada kažką sukuriu. Užuolaida per ilga, kerpam ir naudojam lėlyčių kūrimui. Liko atraižų nuo kitų tekstilės gaminių, gal tik sijonuko ir marškinėliams pasiūti. Viskas sunaudojama iki paskutinio siūlo galo. Beje, siūlo atraižų taip pat Erika ir ieško ir gauna dovanų iš aplinkinių. Ir ne tik jų. Visi žmonės, kurie mane pažįsta, skambina ir klausia: Erika, tau palikti odos gabaliukų, gal lėlytėm panaudosi? Taip, sakau, štai ir turim. Menininkė kurti tokias eiles išmoko dar vaikystėje, o vėliau, kai tekstilės atraižų prisikaupė tiek, kad nebebuvo kur kojos pastatyti, ji prisiminė, kad galima atraižom suteikti antrą gyvenimą siuvant lėles. Iš pradžių pasiuvau 3 tiksliau. Ir jos taip gulėjo spintoj. Po to gavosi situacija, kad netyčia ten su viena apsikeitėm darbais, jinai man paveikslą, aš eilėlę, nes jinai rinko lapes. Aš jai sakau, va, tokios neturit, jinai, va, sako, tikrai neturiu, keičiam, susikeitėm. Tada gimė mintis padaryti parodą ir taip tos lėlytės pasiūtos iš vadinamų atraižų, atliekų, kitaip sakant, ir keliauja šį dienai po visas Lietuvos bibliotekas. Šios pirštininės lėlės ne šiaip sau lėlės, jų misija kur kas svarbesnė. Užsirašiau savanorę Visagino country festivalyje su pirštininėm lėlėm ir kaip animatorė. Ir ten, aišku, dalyvavo šios mano lėlytės, jos dar nebuvo įrėmintos. Ir pastebėjau vieną dalyką, kad vaikai, prieidami prie tų lėlių, vieni žiūrėk apsikabina, aišku, tu užsidedi lėlę ant rankos, šnekini juos, ir vieni prieina apsikabina, o kiti, ypač užkliuvo man vienas berniukas, kuris pribėgo prie stalo, pasiėmė zuikis. Kaip gyvūnas, jisai neutralus, jisai nepiktas, gerietis, vaikai juos myli, o jisai pasiema zuikį ir mušasi su juo, ir bet kokią lėlę, ką paimtų, jisai muštis, ir aš tą pagalvojau, va, kaip skirtingai ir kaip galima suprasti, kai vaikas turi lėlę, kas jam yra, kokios jį emocijos valdo, kaip jisai reaguoja į tai. Ir tada man gimė mintis, kad reikia pasiūti didesnę lėlę, kad suaugęs galėtų laisvai ją užsidėti ir valdyti, ir su to vaiku bendrauti. Ir tada suprasti, kas tam vaikui yra negerai. Taip menininkės lėlytės nukeliavo ir į psichologų kabinetus, ir į darželius, visur, kur yra vaikučių ir juos reikia prakalbinti. Labai smagu girdėti, kad jie lėles naudoja ryto ratui vaikams susipažinti. Padeda adaptuotis darželyje lengviau, žaislus susitvarkyti. Kitos mamos, sako, su lėle maitina vaiką, kad suvalgytų porciją. Kita nusipirko, kad dantukus mokintis valyti, papėdėti. Ir taip džiugu girdėti. Logopedė turiu fantastišką moterį, kuri pastoviai prieš rugsėjį man reikia naujų lėlyčių, dirbti su vaikais, raidės tartis, neįdomu. Aš jos klausiu, buvau susitikusi, sakau, kaip, Vabala, pavyzdžiui, jis sakė, ir neragė, sakau, kaip ta lėlė padeda. Taigi, Vabala sako, ir mokinamės tarti raidę, pasiema Vabalą ir liežuvį dar ten reikia pakelti, žinokit, sunku, iš tikrųjų, net man sunku, saugusiai buvo. Tai va, ir taip smagu girdėti, kad tos lėlės mano eina ten, kur ir turi eiti. O vienas smagiausių užsiėmimų su lėlėmis tai Erikos vedamose edukacijose, kuriuose patys vaikai tampa aktoriais. Šiaip žaislas kabo, tai jisai kabo. Tikrai vaiko nesudomins. Bet jeigu tu užsidėsi ant rankos ir pradėsi šnekėti, tai žiūrėk, jau juokiasi visa grupė. Taigi, galima į tekstilės atraižą žiūrėti kaip į nereikalingą balastą, o galima pažvelgti kūrybingai ir suteikti daug naudos ir džiaugsmo vaikams.